ekranuose išvysite finalinę mūsų realybės šou 7 Brasiūno rutuliai seriją. Taigi, pakartojam. 7 Brasiūno rutuliai! Kaip matote, šiandien mūsų finalinio realybės šou dalyviai yra užsivedę ir trokštantys sužinoti, kas geriausiai įvykdė užduotį ir kuri komanda laimės finalinį prizą. Galimybę išsikviesti didįjį Brasiūną, kuris išpildys vieną jų norą. Taigi, o komandos yra 7 ir jos yra tokios. 4 A. 4 B. 4 C. 4 D. Taip pat 4 E. 4 F. Ir paskutinė bei neprasčiausia 4 G komanda. Taigi, kadangi šiandien mūsų dalyviai yra laimingi, tačiau ne visą laiką buvo taip. Mūsų realybės šou turėjo pakilimų bei nuokryčių. Todėl pažiūrėkime, ką matėte praėjusiose laidose. Šou 7 Brasiūno rutuliai. Dabar norėčiau Jums papasakoti, kaip viskas vyko. Kaip žinote, šio realybės šou buvo net 16 įtemptų sezonų. Tačiau paskutinis, kuris truko 12 metų, buvo pats, kaip matėte, įtempčiausias ir turėjo daugiausiai nutikimų. Dar norėčiau pridurti, kad ant karštųjų kėdžių per šiuos metus sėdo begalės komandų narių. Vieni iš jų buvo stipresni, kiti krito nuožmioje kovoje. Paskutinis 4 metus mūsų komandų nariai apsistojo šioje zonoje, tai yra Adolfo Šapokos gimnazijoje. Čia jie patyrė begalės nuožmių kovų, vykdė įvairias užduotis ir šiandien jie susirinko į finalinę laidą sužinoti finalinės užduoties rezultatų. O finalinė užduotis buvo tokia. Komandos turėjo surinkti 7 Brasiūno rutulius, kuriuos surinkus ir sudėjus į vieną vietą galima išsikviesti didįjį Brasiūną, kuris išpildys vieną norą. O noras yra aiškus – gauti šimtukus atestatuose. Taigi, pažvelkime, kaip mūsų laidų dalyviams sekėsi vykdyti užduotį. Tačiau dar norėčiau paminėti, koksgi realybės šou be rėmėjų. O mūsų pagrindinis rėmėjas yra nacionalinis egzaminų centras. Jeigu norite sužinoti daugiau informacijos, eikite į interneto puslapį www.egzaminai.lt. Taigi, žiūrime. Šitame šou svarbu ne kas tu esi, bet kaip tu atrodai. Reikia konkuruoti, kitaip neišgyvens. Tai va, sekmadienį mūsų laukia pliusų ir minusų naktis, tai aš manau, kad minusą dėsiu Lukui, nes visus 3 ir visus dar plius kitus 9 metus jis mokykloje iššūda, iš Malė, negražus dalykus Malė čia. O pliusą dėsiu, manau, kad nežinau dar kam, norėčiau dėti savo, nes aš 3 metus testuosiu kitus 9. Čia... Tai va,
Nežinau, man čia sekasi gerai, kadangi aš populiarus ir panašiai, aš čia su visais sandėlius sudariau ir kaip matau, ten visi irgi skirstosi, visi grupuotėm ir net nežinau, ką čia. Dabar artėja pliusų minusų naktis, mes su Arnu čia sudarėm sąjungą, susitarėm, kad vienas kitą minusą nerašysim. Todėl nežinau, už tą gerą sandorį aš jam dedu pliusą, dėsiu pliusą tikriausiai, o minusą tai gal savo, kad aš dar ne toks geras draugas. Dar nepribrendau iki to tikriausiai. 光る雲突き抜け Fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷のMan tai čia žiauriai gerai čiotka. Belė kas iš vis būt, dieną naktį neišeit niekur. Mokytis ir dar kartą mokytis. 12 metų, 32, 48, 100. Taip. Nežinau, ar pastebėjot, bet čia光る雲突き抜け Fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷のMan tai iš tikrųjų mokyklos taisyklės dar nieko nereiškia. Sugebu ateiti į 5. pamoką. Po 6 vėl einu namo. Jeigu išlaikysiu valstybinį lietuvių kalbos egzaminą, parduosiu mozą. Jupi.光る雲突き抜け Fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷のŽiūrim šapoką ir tikrai mes negeriam čia. 3 metus ar 4. Bet mokykla gera. Gera mokykla. Patiko man. Patiko. 爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗りしこみたいね Aš jau nebegaliu. 12 metų, kaip koks šimtmetis eina. Aš jau šilt pradėjau, greičiau išleiskit. But I want his way.け Fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜が
しこみたいねチャラヘチャラ何が起きても気分はへのへのかったチャラヘチャラ胸がバチバチするKaip galite spręsti iš mūsų komandų nuotaikų ir kaip matote, akivaizdu, jo komandos surinko 7 Brasiūno rutulius. Dabar jie turi galimybę sudėti juos visus į vieną vietą ir išsikviesti didįjį Brasiūną ir paprašyti nuostabiausiojo geidžiamo noro. O dabar mūsų komandoms bus suteikta galimybė atsiimti finalinį didįjį prizą. Tai yra išsikviesti Brasiūną, panaudojus 7 Brasiūno rutulius. Taigi, kviečiame 4A, B, C, D, E, F ir G komandą. Brasiūnai! Kas drįso sudrums mano ramybę? Mes! Kas gaus 100? Niekas! Ha, 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 ha! Mokykitės, mokykitės ir dar kartą mokykitės. Baigėme mokyklą, 5 mes vieną chebra. 2 mano klasiokai, 2 draugės ir aš. Buvo paskutinis skambutis pirmoko rankoje. Buvo kas ilgiau, nemiegojęs iškeliauti.